Sveiki, šiandien parodysiu keletą pratimų čiurnom. Pradžioj padarysim tempimo pratimus ir po to kelis pratimus čiurnų raiščių ir pėdų raumenų stiprinimui. Tai atsistojam, pakeliam vieną koją ir paprasčiausiai pasukam ratuku į kitą pusę. Stengiamės sukti ne greitai, bet maksimalią amplitudę, kiek išeina. Pakeičiam kojas, kitą koją sukam į vieną pusę, į kitą pusę. Gerai. Dabar ištempiam koją su pirštais siekiam tolyn, su kulnu, o pirštus maksimaliai į save uždenkiam. Ir taip pakaitom tiesiam siekiam su pirštais, su kulnu. Pakeičiam kojas. Gerai. Statom kojas klubų plotį, pėdos lygiagrečiai viena kitai. Vieną pėdą išsukam ant išorinės pusės, svoris ant šitos kojos. Keičiam. Ir neskubant darom. Pasiliekam ant vienos kojos. Kiek įmanoma svorį perkeliam ant šitos kojos. Šitą tik tai kaip atraminio dėl pusiausvyros. Jeigu labai skauda, labai tempia, tada žiūrėkit pagal save, kiek svorio perkelt. Gerai. Pakeičiam kojas, ant kitą pusę išsukam. Gerai. Dabar vieną koją statom į galą, ant pirštų ir pirštus užlenkiam, truputį paspaudžiam, paleidžiam. Taip neužlaikant, padarom kelis kartus, paspaudžiam, paleidžiam. Paspaudžiam, paleidžiam. Gerai, dabar tą pačią koją ištempiam perkelį per čiurną, padedam ant kilimėlio ir ištiestą perkelį per čiurną truputį paspaudžiam. Lošiamės atgal, bet čia atsargiai. Čia didžiausias svoris ant nykščio, daugiausiai svorio. Gerai, pakeičiam kojas, kitą statom ant pirštų į galą, kelis kartus užlenkiam, atlenkiam. Ir dabar ištempiam perkelį per čiurną, padedam pirštus ir išlaikydami tiesią koją lošiamės atgal. Gerai. Dabar kojas statom truputį plačiau negu klubai, maždaug pečių plotį. Ir abi kartu pėdas išsukam ant išorinės pusės, išsukam ant vidinės pusės. Ir pakaitom padarom. Čia truputį su jėga darom, ypač į vidų suverčiam su jėga, čia irgi išverčiam su jėga. Gerai. Dabar vėl kojas siauriau, klubų plotį, pėdas lygiagrečiai. Maksimaliai pasistiebiam, po to ant kulnų atsistojam. Darom neskubėdami, galima galinėse padėtyse akimirkai sustot. Gerai. Ateinam ant kilimėlio krašto. Maksimaliai pasistebim, jeigu iš mano būtų taip. Ir labai nedideliais žingsniukais pasistiebę einam per kilimėlį. Dabar
atsistojam ant kulnų ir atbuli einam atgal. Ant kulnų. Irgi mažai žingsniukais. Dar kartą pasistėliam ant pirštų galiukų mažai žingsniukais į priekį. Nusileidžiam ant kulnų, einam atbuli. Gerai. Dabar pėdas išsukam į išorę ir o taip einam ant išorinių pėdų kraštų. Irgi mažai žingsniukais. Čia galima, iš tikrųjų pozicija gali būti ir gerokai plačiau keliai. Gerai, einam atgal. Dabar kojos plačiau, abi pėdas suverčiam į vidų ir einam ant vidinių pusių. Einam atgal. Čia, darant šitos pratimus, stengiamės, kad keliai kuo mažiau virstų į vidų, ypač į vidų. Tai yra pėdą išsuku ant vidinės pusės, bet keliai taip nežymiai, kad šiaip nereikėtų, kad kažkaip taip ir panašiai, nes tada tai didesnė tikimybė keliai pažeisti. Gerai, ir dar vienas pratimas. Pėdas sukam į vidų ir išverčiam ant išorinės pusės. Ir taip vieną per kitą perkeliant einam ant išorinių pusių. Gerai, grįžtam. Gerai, ir pastatom ant pirštų į galą ir lengvai pasukam kulną. Kita pusė. Kita koja. Į vieną pusę. Ir į kitą pusę. Tai tiek.